vasara bus tikrai karšta. Taip, žvaigždės šok, šėls ir net kariaus už taiką su ginklu rankose. Sensacingiausios savaitės naujienos po trumpos pertraukėlės. Tęsime specialią ir unikalią Paparazzi LT transliaciją. Naujienos iš pajūrio. Kokios? Labai liūdnos. Kodėl? Todėl, kad į misiją Afganistane išvyksta mūsų dainininkas Andrius Rimiškis. O tu dieve mano kada? Greitai. Bet eik tu savo. Jo, mūsų geriausia draugė, Giedrė Rusytė, tarp Bredų Pitų, Silvestrių Stalonių. Jo, ėjo vienu kilimu su Angelina Jolie. Tai sako, hello, Giedrė, hi, how are you? Ta, yes, cepelinai. Tada Bredas Pitas, oh, yeah, vedarai. Niekad nepatikėčiau. Žiūrim greičiau, žiūrim. Prieš kelias dienas iš grandiozinio Kanų festivalio, kur susirenka garsiausios pasaulio žvaigždės, parskrido mūsų gražuolė Giedrė Rusytė. Kartu su geriausia drauge Jūrate Bitinaite. Ir ko jos ten tik nematė. Taip, matėm ir Bradą Pittą, ir Angelina Jolie. Tikrai suvažiuoja kino žvaigždės, režisieriai, prodiuseriai, aktoriai. Tai yra ta savaitė, kai iš tikrųjų ta kino industrija yra, jie visi yra tenai ir tai yra galimybė pamatyti, bet aš tikrai, mes važiavom ne dėl to, kad pamatyti tuos žvaigždės. Mes važiavom į festivalį. Įėjimas raudonų kilimų. Ir po to nuėjimas nuo jo. Tas dėmesys ir taip toliau. Mes ne žvaigždės ten bet tikrai sulaukėm kažkokių tai fotografų dėmesio ir taip toliau. Ir buvo smagu, ir gera, ir labai linksma, ir taip pasakysiu, exciting, tai tikrai. Buvo vakarėlis, kuriame grojo Puff Daddy. Buvo atėję ten tų tikrai žvaigždžių ir patį Barry White'ą matėm ir ten tas Pussycat Dolls. Tikrai smagu pamatyti daugybę, bet tai ten nesivaikysi jų tenai, žinai. Yra ten žmonės puola fotografuotis, autografų prašo ir taip toliau. Aš kažkaip nelabai linkus. Giedrė Rusytė nepuolė nei prašyti autografų, nei pataikauti Holivudo superžvaigždėms. Giedrė pati elgėsi kaip nemažesnio kalibro žvaigždė ir stebėjo viską oriai iš šalies. Ir įdomu matyti, kaip ten Džordžas Klūnis eina žaisti į kazinos. Žvaigždės. Žvaigždės pasaulinio lygio yra žmonės legendos ir tikrai kartais įdomu pasižiūrėti. Ką čia ir bepridursi. Lietuvaitės žino, kaip patekti į pasaulio garsiausių ir galingiausių kompaniją. Galime tik spėliot, kokių pažinčių dėka Giedrei tai pavyko. O gal tai vienas iš jos naujųjų gerbėjų? Nusipirkti bilieto yra gal galimybių, bet aš nežinau. Šiuo atveju mes tos pakvietimus, jie mums buvo padovanoti. Buvom pakviestos pažinčių dėka, nes šiaip į kioskelį to bilietuko nueiti ir nusipirkti negali. Trūksta žodžių. Belieka iš pavydo kojų nagus nusigraužti. Pasakok. Ką pasakot? Nu kaip ten, kokie ten brilikai, kiek milijardų ir kas ten iš ten tų tave kabino? Oi, žinok, mano meloji draugė, aš tau pasakysiu vieną dalyką, kad tos garsiausios pasaulio žvaigždės yra paprastos kaip 3 kapeikos. Nei jie vaidina, nei kabina. Nu baig tu čia kalbi, taigi garsenybės, milijardai, pilis visokios jachtai ir taip toliau ir panašiai. Na ir ką? Ir kaip tu nenuolpai iš laimės? Na, žinok, nenuolpau. O štai aktoriaus Karolio Sakalausko žmona prieš 2 dienas tikrai galėjo nuolpti. Sūnelį gimdė. O tėvelis viską įdėmiai filmavo ir netrukus su visais mumis pasidalint savo pirmagimio atėjimo į pasaulį džiaugsmais. Taigi jūsų dėmesiui dabar Karolio Sakalausko pirmojo sūnaus gimimo tiesioginės transliacijos vaizdo įrašas. Bet ir sunku toms moterims. Sutinku aš, Aistė, su tavim. Vyrų ir valgyt daryk, ir kojines plauk, ir sūnų pagimdyk, ir dar būk misė. Nu kažkoks siaubas, vergyja, ne kitaip. Tai būtent. O tai kur dar besaikis lieknėjimas, kuris sukelia pavojų sveikatai ir net gyvybei? Va Jėzau, čia kam taip? Kam? Ievai Kaminskaitei. O tai kas jai nutiko? Žinok, taip sulyso žmogus, kad vos neišnyko. O dabar sensaciją pristatysiu aš. Nu pristatyk, negi gaila.
Mes čia kalbam apie visokias užsienio žvaigždės, bet niekas nežino, kad yra lietuvaitis, kurio žvaigždė nesenai sužybo Holivude. Taip, tai kurgi jis gyvena? Antakalnyje. Prie Čikagos? Prie Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje. O aš dėl meilės dar net taip aukočiau. Pavyzdžiui? Pavyzdžiui, 2 dienas nevalgyčiau, 2 dienas nemiegočiau, nesidažyčiau ir rimuočiau savo prie lango. Aukselį, čia žinok dar niekis, kiti dėl meilės pasiryžę net gyvybę aukoti. Kas tai? Apie tai skandalingosios vakaro žinios. Mėly žiūrovai, visi, kas nespėjo pamatyti grandiozinio vaikų balso koncerto Vilniuje, TV3 birželio 6 dieną 20 val. 15 minučių kviečia jūs prie televizoriaus ekranų. Iškart po laidos padainuokim, bus beprotiškai smagu, o dabar reklama. Sveiki sugrįžę į stebuklingą į paparacų pasaulį. Kur knipžda sekliai su kameromis ir fotoaparatais. Ir užklumpa žvaigždės pačiose netikėčiausiose ir intimiausiose situacijose. Kaip tik tokia medžiaga ir pateko mums į rankas. Taip, tiesiai iš tolimojo Kazachstano. Ir su visais įkalčiais. Dainininko Ligito Kernagio vos neišprievartavo įspūdingas kazachių moterų haremo kombinatas. Klausyk, o tu mūvė apatinės kelnaitės? Atsiprašau, bet tai yra mano reikalas. Taip. O duše? O duše aš maudausi su kailinukais. Supratau. Aš tik tai norėjau pranešti vieną naujieną. Pranešk. Grupės Pikupanos panos pagaliau pasisiuvo apatinės kelnaitės. Kokia sensacija! Nu, negali būti. Kažkaip seniai mačiau mielą kolegę besipuikuojančią ant žurnalų viršelių. Tikrai nepastebėjau. Ir žurnalų interjerė seniai jau eksponavotės. Greitai pamatysi. Ką? Aktą. O Dieve švenčiausias kur? Tapybos šedevrą Valdovų rūmuose. Tapybos aktas puoš karališkąją kolonų salę. Šalia Brazausko putpelių ir šernų iškamšų. Ir kasgi autorius? Gediminas. Kunigaikštis? Kol kas dar ne. Paklaustas, ar turi savo mūzą, na tą, kurią labiausiai norėtų išvysti ir nutapyti nuogą, Gediminas net nedvejojo. Turi ir ne vieną. Tikrųjų, tai labai seniai Ir paaiškėjo visas seno pramogų pasaulio vilko Gedimino jaunų mergelių medžioklės planas. Prisidengęs menu, jis, suprantate, gražuolės nevatapys, o iš tikrųjų jas turbūt visaip žavės, vilios, kol suvilios. visą gyvenimą man patiko kariai. Išgirdusios Gedimino Juodeikos kvietimą tapti naujųjų dar nepripažintų šedevrų Monalizomis, grupės 69 danguje merginos buvo sužavėtos. Tiesa, nenuogos. Nemanau, kad labai sudėtinga. Manau, labiau smagu negu sudėtinga. Šiaip pozuoti, Gedui Juodeikai ir visom kartu, tai yra tik tai tikrai didžiulis malonumas. Taigi, jeigu darybos ir toliau vyks tokiu kosminiu greičiu, ko gero netrukus Lietuva didžiuosis dar vienu genialaus, tik kažin ar suprast. Klausyk, aš tavęs norėjau paklausti. Kada tau buvo pirmas kartas? Nu, atsiprašau, Goda, ką tu sau leidi? Aš tik norėjau paklausti, kada pirmą kartą pamatei jūrą, skridai lėktuvu. Ai, tai tada man pirmas kartas buvo, kai aš 6 metukų važiavau su pirmu žiguliuku į Sočį. Jaučiu, kaip papūtė. Kas pūtė? Vėjas iš vakarų. Naujienos apie šviežiausias užsienio žvaigždžių paleistuvystės. Štai ir baigėsi Paparazzi LT transliacija iš prabangių viešbučio Narutis apartamentų. Dėkojame proginių suknelių salonui Santa, kuris mus papuošė. Ir sveikiname visus su prasidėjusią vasarą. Ir su įsiliepsnojančia meile. Ir su klestinčia korupcija. Prie ko čia korupcija? Prie Gedimino Jauniaus rubrikėlės. Mielos moteris, meluokite geriau ir visą šį vakarą praleiskite su TV3. O dabar girdžiu, kaip aidi TV pagalbos šaukiniai. Todėl būkite geri ir taikus. Ate!